Sveiki, sausio 13 išvakarėse darau šitą video tiesiog tiems žmonėms, kurie jau mąsto šiek tiek kitaip ir galės perduoti šitą gautą informaciją kitiems žmonėms. Šitas filmas nesiknai buvo pavadintas Kefyras ir neužmirštolė. Noriu pasakyti apie simboliką, kuri yra labai svarbi ir jinai yra, sakysim, primesta iš kitur. Daugelį kartų aš kartau tą patį, kad istorija yra perkeista, metai perkeisti, spalvos perkeistos, kiekvienas tautos turėjo savo kalendorių, jį taip pat visas sumaišytas, sumakaliota. Ir ką tai duoda? Tie žmonės, kurie sako, kad ten simbolika tai nesąmonės, tai išgalvojimas, sąmokslo teorija, tai supraskite, kad būtent tos simbolikos pagalba ir buvo, sakysim, apgauti žmonės, buvo perimta valdžia, buvo perimtas valdymas. Kiekviena tauta turi savo simboliką. Simboliai, tautiniai simboliai, sakysim, baltų, lietuvių, latvių, baltarusių, rusų šiek tiek panašus, galima sakyti, tampriai susiję, nes dėl to, kad yra mūsų bendros kilmės šaknis. Kuri tauta yra, kalba yra senesnė, iki šiol ir ginčiamasi, bet kas pasignaisė daugiau, randa visokiausių įdomiausių faktų. Ir tada akis įsiplečia, paskui galvoja žmonės, o ką tada mokyklose moko per istorijos pamokos. Tai visiškai netinka tos istorijos. Taigi, pakalbėsiu apie simboliką, ką tai duoda. Įsivaizduokit, kad kefyro butelis, čia yra kefyro butelis, ne? Jisai baltas. Tai yra baltas, sakysim, mūsų tauta, ką mes turim savo ženklus. Mūsų supratimas, mūsų tautinė sąmoka, sąvokas, kultūra, sakysim, bendras supratimas apie gyvenimą, pasaulėžiūrą yra savotiškas, tapsime, būtent toks, kokios mes turime simboliką. Kada ateina į mūsų tautą svetimšaliai, jie norėtų mumis iškratyti iš mūsų šalies, įsivaizduoti, jo, krato. Nieko, senelis baltos, matot, nieko negali padaryti. Taigi, įsivaizduokit, kad aš jums palyginimui parodau kitą simboliką. Dabar, sakysim, čia yra boržomio buteliukas mineralinio, kuris iš tikrųjų mineralinis Lietuvoje, jis skiriasi labai nuo tikrojo boržomio, bet sakysim, taip. Tai čia bus kita simbolika kitų šalių ir mes įpilam į mūsų šalį. Pakeičiam lytį, pakeičiam vėliavos spalvas. Vėliavos spalvos turėtų būti tamsiai raudona vyšninė, panašiai kaip latvių, sidabrinė juosta ir tamsiai žalia, kaip eglės šakų, įsivaizduoti, ne? Kaip eglės spyglių. Tai mums pakeitė dabar, padarė tokias spalvas, įmetė kaip Afrikos šalių ir įsivaizduoti, jūs žinote, pažiūrėkite žemėlapį, pavyzdžiui, vėliavas, pažiūrėkite, kiek Afrikos šalių turi tas pačias spalvas ir kas su tom paskiom šalim nutiko. Taigi, dabar mes gavom, Lietuva gavo kitą simboliką, mums išplaunami smegenys ir butelis, sakysim, išsiplauna, ne, tas kefyras baltas išsiplauna. Jeigu paimt baltą stiklinę, kažkokį tai indą, tai matytume, kad tiesiog nueina tas kefyras išsiplauna. Būtent su kita simbolika, ilgą laiką paveikiant, perbrėžiant vytį, herbus, spalvas, mūsų sąmonė taip pat kinta. Jeigu, sakysim, stebėt, pavyzdžiui, rusų istoriją senovės, tai ten du ereliai, kojos iškištos sparnai. Kada kojos tų erelių buvo sukryžiuotos ir jos neišlindo daugiau sparnų, tai buvo tiesiog šalis savęs viduje ir jinai niekur kitur nekeliavo, sakysim, niekur kitur neėjo kitų žemės grobinėti. Tik tai perpešė jos šalyje herbus, kada erelių kojos išeina plačiau į kraštus, nagai išeina į šonus įsiplečia. Šita šalis pradeda po kelių metų pradeda žygius į kaiminės šalis ir pradeda užgrabinėti svetimą žemės. Tai tas pats su mūsų simbolika. Jeigu, sakysim, pavaizduosiu, vytis yra su kardu. Tai, pavyzdžiui, kada jisai dabar nupieštas toks, kad jau užsimoja duos, tai mūsų šalyje taip ir gaunasi, kad vadovas yra platukas, o aplinkui tik tai vinis. Suprantat? Prasme, jeigu jis platukas, jis kitaip ir nemato. Jam atrodo, kad viskas turi būti vinis, yra statybos, reikia kažką tai kalti ir greuti. Nu, prasme, tokia yra samprata. Taip yra surinkta. Tiesiog
Tai yra, sakysim, sudėlioti tarnai, kurie turi atlikti kruopščiai savo pareigą. Tai yra parinktas geriausias kandidatas, kuris, aišku, laiko atėjus pasikeis. Ir, kaip sakyt, kai sako žmonės, ačiū Dievui. Tai jeigu būtų vytis nupieštas va tai, va su tokiu kampu, kada ranka eina 90 laipsnių kampu, o rankoje ne kardas, o būtų aukaras su ugnimi, tada mūsų tauta skleistų šviesą, kas anksčiau kažkuriuose, matyt, herbuose dar buvo išlikę, paskui jos panaikino tam tikros tautos atstovai. Tai va tam tikros ties tautos atstovai, jie nešioja juodas skrybėlės ir turi čia tokius susuktus juodus plaukus, aš kartais užsimenu apie tai. Ir jie taip veikia, kada jie įeina į kitą šalį, išplauna iš tenai simboliką ir visus tos tautos požymius, sakysim, svastikas, muziką, papročius perkeičia, ne? Po to jie uždaro sienas. Tarsime, uždaro vieną nuo kitų, atskiria tas tautas, kurios iki šiol gyveno normaliai, keliavo, jokių sienų nebuvo, tiesiog vienas pas kitą ėjo, užsiėmė prekybą, užsiėmė kažkokiais abipusiai naudingais dalykais ir viskas buvo gražu ramu. Bet šitie, kada ateina, jie sumaištį sukelia, sumaištį užima vadovaujančius postus, kas dabar vyks ir Ukrainoje, paskiau uždaro sienas, atskiria vieną nuo kito, ne? Ir tada lengvai galima kiekvieną paimti ir, sakysim, ištaškyti, įpilant kažkokį tai nodo, galima lengvai išsmaukti. Pradedant nuo mokyklų, darželių, atiminėjant vaikus, keliant visokias problemas ir po truputį tauta dūsta. Bet su lietuviais yra kitaip. Žmonės, kurie, sakysim, kaip čia pavadinti, remote viewers, tai vadinasi tie žmonės, kurie gali matyti per atstumą. Pavyzdžiui, laike gali būti atsukti laiką atgal, arba šiek tiek pažiūrėti į priekį, dar kitaip vadiname ekstrasensai, ne visi, aišku. Aš kalbu apie būtent tos remote viewers, kurie galėtų per atstumą kažką tai žiūrėti, kažką laiku į priekį, arba būnant vienoje vietoje gali žiūrėti kitur, kitoje vietoje. Tai jie ten įdomiai pamatė tokius dalykus, kurie sunkiai mūsų proto paaiškinami. Ir kartais vieni iš jų girdėjo tokias mintis, girdėjo vienam kabinete, vienam kažkokiam posėdėje kalbas tų žmonių, kurie būtent atėjo su tom juodom skrybėlėm ir tais juodais susuktais plaukų ratais. Ne? Jūs žinote, apie aš kalbu, apie jų vardus, kaip ir negrų, sakysim, dabar garsiai minėti, kaip ir beveik draudžiama. Ne? Kaip ir kalbėti, tarsime, kad homoseksualai tai yra tiesiog tik tai pedikai, jie tiesiog protiniai yra iškrypėliai, pas jos yra netvarkos su protu, bet kažkaip keistai viskas valdosi dabar Europai jų pagalba. Ten jų yra daugiau, o užpakalys gaunasi pas mumis. Tarsime, bus pas mumis viskas per užpakalį tvarkosi, ne? Tai čia panašiai, tarsime, įvelamas chaosas. Tai žiūrėkit, ką kalba šitie juodi garbiniuoti tarpusai kalbėjo, ką nugirdo, sakysim, per atstumą tas žmogus ir tokia kalba maždaug nuskambėjo frazė taip. Mes nesuprantame, kaip surasti lietuvių raktą. Mes turime DNR savo kiekvienas, ne? Turime kiekvienai tautai savitą kažkokį tai kodą, sakysim, kurį įsisavinę žmonės, ten kiti, gali pilnai valdyti. Sakysim, rusus, lietuvius, lenkus bando kažkaip tai perimti kažkokią, įvesdami savotiškas kitas vertybės, rodydami per televiziją, rodami muziką, kažkokiais kodais varo esmengis. Ir mes kaip mutantai mes mutuojamės, mes puikiai suvalgom tą virusą, kuri mūsų varo ir mums nieko negali padaryti. Lietuva buvo mažytė didesnė, bet visą laiką jinai išbuvo toje vietoje, kur jinai dabar yra, prie Baltijos jūros. Galbūt buvo jinai kažkur gal kitur. Tarsime, tęsiasi daugiau, galbūt kažkur tiesiog mes gražiai atėjom į čia, į tą žemę, kuri dabar mums tapo gimtinė, galbūt. Ir mums nori tiesiog gražiai išplauti. Pati tauta, tie su bigudukais, juodais suskais plaukais, kaip žinote, jie liktai kaip atsirado iš niekur. Tokių ir juos panašių žmonių religija, jų pats mokymas yra toks, kad mes visos kitos tautos yra gojai. Ne? Gojai tai yra tarnai, tai yra šeškės, kurie prasme, kai kažkokie antrarūšiai ir mums reikia išnaudoti. Su mumis nereikia skaitytis, tiesiog mes negalime nieko protingo liktai pasakyti, sugalvoti ir taip toliau. Ir protingesnius, kurie bando išlysti, tokie, sakysim, kai ruporai, ant stulpo padėtas garsiakalbis, tokius bando atjungti, kad
daug nešnekėto, ne? Bet tiesiog tenka pasikaustyti tiek užsigrauti įžulumo, atsukti pirštą, pastatyti vieną, parodyti, kaip vynas rodė, ne? Ir tiesiog daryti savo, ko aš linkiu kiekvienam žmogui. Žiūrint į gyvenimą ir visas supančias į dabar tas laikinas problemas. Taigi, jie negali mūsų perlaužti kodo, to lietuviško kodo. Ne? Tai reiškia, yra išvada tokia peršasi, kad mes esam kažkokie tai, nenoriu taip padaryti, kad jūs iškeltumėt nosis, bet baltai, aplamai lietuviai, baltai, sakysim, airiai, tai yra ainiai palikonis tų anų kartų, kurios galbūt pirmusios įvažiavo į žemę, kaip savanoriai galbūt. Žemė nėra mūsų gimtinė, todėl žmonės, kaip matote, jie kaip ir nesaugo žemės. Visi gyvūnai gimdo lengvai savo vaikus, o žmonėms sunku. Tai prasme, ten sukelia skausmai. Galbūt žemė nėra mūsų gimtinė. Bet mes čia vieni iš pirmųjų, sakysim, atsikraustėm, mums dabar nori iškrapštyti. Kol kas neblogai sekėsi iki šių dienų, kol į Amerikos prezidento postą neatėjo Trumpas. Apie tą dalyką, žiūrėkite kitą filmą, aš jums paaiškinsiu ten daugiau tokių užkulisinių dalykų, ką reiškia tas atėjimas. Bet grįžtu dabar prie simbolikos. Simbolika mums labai svarbi. Galite pasižiūrėti internete lietuvišką baltų simboliką, pasiieškoti Google, rasite aštuonkampės gėlės. Gali būti ir šešiakampės, bet daugiausia aštuonkampės. Tas raštas yra išlikęs ir pas baltarusius, ir pas rusus, dalinai pas lenkus. Šitos tautos turi savyje tokį, sakysim, dvasinę šilmą viduje ir jos galbūt taip ir liks nenugalėtos. Visas kitas labai lengvai išlukšteno, visus kitus perėmė, labai lengvai perdirbo įvairiausiam manipulacijom, tokiam, kokius net neįsivaizduojate, apie kokias tik tai galėjo parodyti, sakysim, tokiuose filmuose kaip X-Filai. Nors ten atrodo likta fantastika, bet iš tikrųjų tai rodė visą tai, faktiškai 99% yra visą tai tiesa, tik tai, nuslėpiama, sakysim. Taigi mums nori išplauti iš mūsų krašto. Mums sudaromi įstatymai, gyvenimo sąlygos tokios atšiaurios, kad mes privesti migruoti kažkur kitur. Bet ar nebūtų paprasčiau tiesiog susėti į ratus žmonių, sakysim, kolektyvus ir vietoj maldos ten tėvą mūsų, kaip žmonės iki šiol galvoja, kad padės kažkas tokio, daryti kitus dalykus, tiesiog meditacijas, grupinės meditacijas, tada visa energija surenkama ir daryti kitus vaizdus vizualizacijos pagalba, įsivaizduoti Lietuvos ateitį kitokią šviesą. Ir tai, ką, sakysim, kalbėjo savo matymuose Oskaras Milašius, kad kada nors galbūt nukris ant Lietuvos dalis mėnulio, galbūt vyks tai, o galbūt ne, nes yra ateitis, turi daugelio atšakų ir kaip mes pasielgsim šiandien, taip bus ir rytoj. Jeigu jūs nustosite minėti blogas visokias dienas, kaip sausio 13 ir visokias kitokias dienas, netgi tą pačią kovo 11 reikėtų šiek tiek pakeisti kitokią dieną padaryti, nes jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėti astrogramą, astrologiškai pažiūrėti tą dieną, tai jeigu gimęs tą dieną žmogus būtų, tai šiaip būtų mergina, pavyzdžiui, tai būtų tiesiog paleistuvė, tiesiog neištikima paleistuvė, kurios mintys keičiasi vėjavaikiai ir taip toliau. Kiekviena data duoda štampą, sakysim, tam įvykiui, tam daiktui, kuris atsirado tą dieną, gyvį uždeda savokišką štampą. Ir ta diena irgi nebuvo pasirinkta atsitiktinai, tiesiog tai primesta specialiai. Tai žiūrėkit, data, kovo 11, paskiau sausio 13, paskiau simbolika, visą tai primesta ir nuo normalaus vyčio, kuris buvo su, sakysim, kažkokiais drobiniais drabužiais, kažkada tai senovinės paveikslas arba monetos iškaltas, joja ir laiko ranką šitokiu kampu ir neša fakelą, įdėjo kardą ir pasidarė, kad vytis užsimojęs yra, o žirgas vietoj jojimo atsistojęs pėstų, tiesiog stojasi pėstų ir, kaip ir pasiruošęs kažkokiam tai veiksmui, to prasme sustojęs pusiaukeliai, negali peršokti kažkokios vietos. Taigi, tiesiog atrodytų tokie kvaili dalykai atrodytų, bet šitų dalykų dėka, tų simbolinių dalykų dėka, spalvų pagalba žmonės yra durninami. Ne? Ir jeigu jūs pradėsite, nusimesite tų dalykų, neprimsite, atmesite tai, kas mums primetama per televiziją, per radiją,
klausysitės normalių žinių iš interneto. Ten irgi, aišku, reikėtų atsirinkti, bet kuo mažiau klausytis radio ir žiūrėti televiziją, to jūs labiau pradėsite suvokti tą realybę, taip kaip yra pasaulyje, kas darosi. Suvoksite savo svarbą, aišku, toliau tęsite, darote gerus darbus ir apie juos pamirštate, nesusireikšminate savęs, kad jūs nemaitytumėte savo ego, nepasipučiat. Ir darot savo darbus, nesiskiriat nuo kitų tautų, pavyzdžiui, kitų žmonių, jie visi yra žmonės. Tiesiog faktiškai pasaulyje taip yra, kad yra daug tautų, daugybė tautų, ten, sakysim, yra paskui skirstoma moteris ir vyrai, bet visa tai vis tiek yra visuma. Bet paskui yra dar parazitai. Nėra blogio, nėra gėrio, yra tiesiog tik tai supratimas ir mūsų reakcija į tai, ar mums tai patinka ar ne, šalta arba šilta. Tai yra blogai ar ne, kartais šaltas vanduo gerai, kartais ne. Grįžtu vėl prie simbolikos. Ženklai, kurie yra mums padaryti, mūsų tautai, tai ten, sakysim, sutampa ir su tam tikrais maisto produktais, jeigu mes juos valgome, tas, kas mūsų šalyje išauginta, mes esam kitokie. Ir mūsų tada pakeisti negali. Taip kaip, pavyzdžiui, bandykite dabar estą išmokinti kažkuom, tai pas juos vis tiek yra išlikę jų tautos dalykai. Bandykite norvegus arba islandus kažkuom įtikinti, jie turi pasilikę dar kažkokį tai savo tikėjimą. Dėl to faktiškai dabar juodžius irgi varo į Europą, dėl to, kad jų pakeisti mąstymą. Jeigu pas juos yra normalus mąstymas, vyras ir moteris žino savo vietą, tai kada jos atvaro Europą, pas juos gims vaikai, jie matys pedikus aplinkui ir jų mąstymas keisis, jie galvos, kad taip turi būti, jie perrašo jiems jų